Taigi, kokias dažniausios būna produkto vartojimo klaidos? Na, vienas iš tokių klausimų, ką man daryti, geriu pusę mėnesio, man yra neskanu. Visų pirma, skonių dėja mes pakeisti produkto negalim, taip, tai juk nėra pridėta jokių skaniklių, dažiklių, kvapą suteikiančių medžiagų. Tiesiog, na, tai yra natūralus produktas ir jo skonis yra koks yra. Arba jis jums patinka, arba ne. Tai galiu pasakyti taip, kad aišku, efektyviausias vartojimas tai yra su vandeniu. Bet jeigu jums nėra skanu gerti su vandeniu, sakykime, Colonvel skaidulos, galit pabandyti įsigyti Colonvel Active skaidulos, tai yra su liofilizuotais vaisiais. Tai jau yra, na, tikrai, na, bent jau mūsų nuomonė, tai yra tikrai skanu, jas reikėtų vartoti, na, su nedideliu kiekiu vandens. Kitas būdas yra klasikinės Colonvel skaidulos bandyti maišyti su sultimis arba su jogurtu. Bet atminkite, sultis ir jogurtai dažnai taip yra, na, juose yra labai daug angliavandenių, cukrų. Tai vat, jeigu jūsų tikslas yra sulieknėti, atminkite tai, kad, na, jeigu daug tų sulčių išgersit arba daug to jogurto suvalgysit, tiesiog negausit efekto, kurį norit. Nu, nekris jums tie kilogramai. Tai va, dar kartelį pabrėžiu, kad geriausias vartojimas tai yra su vandeniu. Toliau, ką man daryti, jeigu pučia pilvą? Labai įdomus indikatorius. Reiškia, Colonvel skaidulų, jeigu suvartojate, pučia jums pilvą, tai ką rodo? Visų pirma, tai yra vienas iš signalų, kad galbūt vartojat mažai augalinio maisto. Gavot augalinių skaidulų, neprisitaikęs prie to virškinamasis traktas, mikroflora jums pradeda pūsti pilvą. Taip, tai vienas iš signalų. Antras, galbūt tai jums šis dozavimas yra per didelis. Tai ką jums reikia visų pirma padaryti, tai susimažinti dozavimą. Tai savaitę laiko turit vartoti Colonvelį po pusę arbatinio šaukštelio 2 kart dienoj. Savaitėlę tai pavartojat ir tada, jeigu norit lieknėti, perinat prie lieknėjimo programos ir prie didesnių dozavimų. Šiaip tas pūtimas, jisai nieko nėra baisaus, taip tai sukelia tam tikrą diskomforto jausmą, bet kaip taisyklė, žinom, na, po savaitės jisai praeina. Gerai. Toliau. Ar gali būti produktas neefektyvus? O, geras klausimas. Produktas negali būti neefektyvus. Neįmanoma. Tiesiog yra, sakykime, jeigu tai yra lieknėjimų ir jeigu jūs laikotės mūsų programos, tai yra, jeigu jūs vartojat Colonvel, pavyzdžiui, vietoj vakarienės, pasidaro 2-3 arbatinius šaukštelius, išgeriat, jaučiatės kaip sotus, taip, kadangi užpildėt savo skrandį. Natūralu, kad jums pradeda kristi ir tie papildomi kilogramai, kadangi produkte yra, na, mažas kalorijų kiekis. Todėl neįmanoma, kad produktas būtų neefektyvus. Tai vat, tikiuosi, kad atsakiau šitą klausimą. Na, kiek galima numesti kilogramų per savaitę, čia būtų labai neetiška man atsakinėti tokius dalykus, kadangi, na, labai skirtingi žmonės, labai gyvena skirtingą gyvenimo būdą. Galiu pasakyti taip, vidutinis žmogus, turintis, na, vidutinį fizinį krūvį per savaitę, kurie laikosi, na, mūsų tos programos, kažkur tai atsikrato apie 1,5 kg. O tai jau yra, manau, nemažai. Taip?